eidavau ten galvą taip ir taip miegoti. O dabar pamiegojau. Vyras sakė, atrodžiau kaip burundukas, nes to pagalvėliu taip žandus padaro, nes čia apykaklė, o kailis tai jau reikėtų brangiuoju nusiimti, ne? Gerai, kad nusisega. Tai vienu žodžiu taip pramiegojau, patinus dar iki dabar. Ir ką, kailius nusisekti, striukės nusimti dar kažkaip nelabai noris, įsidienojus gal ir norėsis, o dabar nesinori, bet kailius bent kad žmonių nestebinti, iš kokios aš čia šiaurės atskridau, nusiseksiu, į ką, gaudysim saulę, gaudysim šilumą, būsim ant saulutės, kaip koks driežiukas vartysiuosi ir apsėsiuosi. Va, mūsų apartamentai. Draugė jau mūsų laukia su pusrytukais. Draugė, labas rytas. Pažiūrėkit, kiek čia erdvės. Kaip gražu, kaip faina. Čia draugė kambarį išsirinko. Va tokį, čia jos vonia. Ji mums sakė, gana čia meilę plėšti, jūs miegosit atskiruose lovose. Aš jau matau, kaip mes miegosim atskiruose lovose, be žydrūnų sustumta į vieną. Ir čia mūsų vonia. Tokia pati. Nu va, tulikėlis, dušiukas. Ir va, kriauklytė. Nu, žiauriai cool. Man patinka. Man patinka labai iš tikrųjų šita erdvė. Didžiulė nauja virtuvė. Visiškai neispaniška. Labai man patinka. Pradėkim dieną iš naujo. Labas rytukas su kavyte. Su pusrytukais. Su baseinais. Ir svarbiausia, su žydru, saulėtų dangum. Nu, žiauriai happy esu, baigiu jau atitirpti, atšilti iš po lietuviškos žiemos oro. Jau darusi smagu ir šilta. Prieš kelias savaitės buvau prie Palangos jūros ir dabar prie Ispanijos jūros. Vaizdas kažkiek skiriasi, nes ten dar šalta ir pilka. O čia va žydra, mėlynas, smėlis panašus kaip, nu ne, Lietuvoje gražesnis smėlis, bet smėlis. Žiauriai cool šiltai prie saulutės, prie jūros būti. Va čia aš einu, čia mano vyras, čia mano draugė. Einam į tokį vaizdą. Ką draugė užsimanė? Draugė Ispanija. Draugė Ispanija. Buenos días, señora. Va. 3 grožiai prie palmių. Eina sau, į vargo nemato, įlipsim tuo į bangą. Į smagu. Nuo šito apelsinmedžio man vyras nuraškė apelsiną. Kaip galvojat, bus skanus? Esu valgius nuo tokio apelsinmedžio apelsiną. Tai buvo žiauriai neskanu. Bet specialiai pasiėmiau pakaštavoti, kaip mano močiutė sakydavo, paragauti. Papasakosiu, ar skanus, nes spalva tai graži. Atrodo minkštas, bet viduje to nebiškai gal tuščia viduris. Bet specialiai paragausim. Pažiūrėsime skanu, pakaštavos. Tokia gražią vilą su tokia išmania tvora, kur nelabai matosi, bet biški matosi. Nu, šuniuks gyvena su baseinu, bet su tokiu fainu baseinu, matot, plytelės tokios. Nu, čia kaip vagis dabar filmuoju, bet nu tiesiog nedaug čia tų vilų šitam regione, šitoj vietoj. Tai va, tiesiog norisi parodyti, kokia čia ta vila. O šiaip tai, va, tokių kotedžiukų pilna, vienam tokiam panašiam mes gyvenam. Mūsų draugai ieškosi savo namo, tai už tai čia mes vaikštinėjom, žiūrinėjom, ką galima nupirkti. Va, ir tokių vilų, tik jinai galėtų būti balta, ne, būtų daug gražiau. O čia tai kotedžai, bet jie tokie kotedžai, vat, gyvena čia, vat, kaip parodyti, pirmam aukšte vieni žmonės, antram kiti. Čia tada toliau treti, ketvirti. Ir ne tai, kad per du aukštus, per vieną aukštą, tai kas pirmam aukšte gauna terasą, o kas antram terasą ant stogo. Šiaip tai čia irgi labai gražu, tai visai fainai. Va. Arkliukai, tetos važinėja savo turistės. Va čia gyvenčiau. Aišku, jeigu visas tas va šitas būtų mano, o nereikėtų per aukštus dalintis. Tam baseiniukai savo kojas bemirkyčiau.
Ir noriu papasakoti, kaip čia yra. Iš tikrųjų, tai yra toks dalykas, kad jeigu tu nusipirki tokį apartamentus ir juose negyveni, kurį tai laikai, juos gali įsilaužti, okupuoti belio kokie žmonės. Ir jeigu jie nors kiek padaro pagerinimų tavo bute, tarkim, kraną pakeičia, žiūrėkit dar čia, va kaip fainai. Tai žodžiu, nors ką padaro pagerinimų, jų neina išmesti. Įstatymai galioja taip, kad jie pagerinimą padarė ir jų negalima, kaip pas mus Lietuvai, tarkim, nuomoji butą su vaikais ir kad ir jie mokesčių kokių nemoka, jų išmesti negalima. Dar čia vis rodau, nes man čia žiauriai gražu. Matot, už tai visur žaliuzius, ne tik, kad ten nuo saulės, nuo kažko, bet kad jie neįsilaužtų, bet tie rupūžės vis tiek moka įsilaužti. Ir mes irgi žiūrinėjom skelbimus, kažkokius tai apartamentus ar namuką ar kažką, noro, tarkim, Ispanijoje nusipirkti. Tai netgi yra tokių skelbimų, kad sako, nuotraukų nieko nėra, parodyti nieko negaliu, kadangi apartamentai yra okupuoti. Tai va tu perki tada labai stipriai žemą kainą, bet suki galvą, kaip juos išmesti. O išmesti juos labai sunku yra, bet yra visokių kelių, kad, pavyzdžiui, susimoki policijai nelegaliai pinigų daug ir jie juos tau išmeta. Bet šiaip tai įstatymas va toks durnas yra, kad gina juos, nesvarbu, gali būti ir be mažų vaikų, jeigu su mažais vaikais tai praktiškai išvis neįmanoma, net ir be mažų vaikų, jeigu jie ten gyvena, viskas, tu jų išmesti negali. Čia tokie tradiciniai ispaniški namai. Man jie tokie, autentiški, bet kažkaip nei nuomotis, nei gyventi tokiam nelabai norėčiau. Su tokiom visokiom tvorelėm jie nesistengia labai stipriai. Ir čia visa gatvelė tų tokių senesnės statybos ispaniškų namelių. Čia jau tau sako, iš karto aliarmas yra, jau tu čia nesilaužk, nes vat ir policija ir viskas, bet iš tikrųjų tai neaišku, kaip šita policija būtų, kad ir tas aliarmas kauktų. Tai žinokit, bevaikščiodama atšilau, nes mūsų tam apartamentuose pakankamai vėsu, nes tikriausiai irgi buvo uždaryti su tom visom žaliuzėm įšalę per žiemą. Tai nėra labai šilta, ant terasų šilta, bet aš kol pabuvau pačiuose apartamentuose truputėlį sušalau, tai dabar atšilau iki negaliu, tikrai šilta. To ten vila bus tokia, nežinau, ar čia prie saulę matosi, bet jau aš tokioj gyvenčiau. Jūs įtariu irgi tokioj gyventumėt. Kaži kiek milijonų kainuotų, vat įdomu. Kur čia yra, va nusifilmuosiu. Ne, nėra. Ai va, yra. Nusifilmuosiu. Website reikia pažiūrėti, kiek kainuoja. Metamės. Paeiliui važiuosim savaitę vieni, savaitę kiti. Ką, norėtumėt kas metasi su manim ant tokios vilos? Sau gyventumėt, jūra tai va čia. Oi, va čia, už tos kalvelės ir jūra, ta su smėliuku graži. Va, žiūrėkit dar nuotraukų. Blizga labai. Va, metamės. Žiūrėkit, net nereikia website kainos. Kiek čia mūsų reikėtų, kad po kokį 1000 susimesti visiems? Va. Va, susimetam visi ir varom kažkaip paeiliui. Nu ir va, vakarinė programa. Žmonių nemarios, nes žiema. Bet va, čia barai dirba. Atėjom pavalgyti, pasėdėti su draugais, susipažinti su naujais žmonėmis. Ir va tokiais šviečiančiais laiptais į dangų. Saulėlydis. Gerai, čia mergaitė šiandien. Su kompanija. Didelė. Tai šakės bus, ne? Tai davai, sėdžiu tada. Nu, vat kažkaip taip. Geriausia ir bendrausia. Vasario rytas pati negaliu patikėti, kai žiūriu ekraną, kur rodo datą. Koks vasaris? Vasara. Šiandien šilta, šilčiau negu vakar. Nu, žiauriai cool. Pavalgiam pusrytukus terasoj. Viskas grinai, kaip aš darydavau Lietuvoje vasarą. Lauke valgydavau pusrytukus, gerdavau kavą. Neina suprasti, kad žiema. Nes grinai vasara. Lietuviška vasara. Labai smagu. Kartagena. Labai va šita vieta man primena Barceloną. Kas žiūrėjot vasarą mano storius, tai kažkaip labai panašu. Va ten irgi jachtos, uostas, kalnai, draugė ir va čia
ta vieta, nu va ten labai panašiai irgi ta tokia aikštė, neatsimenu pavadinimo, tik gaila. Ir uostas šalia, labai panašu. Esu nepadarius namų darbų, tai turbūt nelabai ką papasakosiu. Čia labai kažkoks gražus pastatas, vat mano stilistika. Labai. Ir čia lendam į kažkokią tai gatvę, senamiestis, kas čia. Nu žiauriai negerai, kad nežinau, kur esu. Bet gal kas nors buvę Kartagenoje ir galėtų papasakoti. Man parašyti, tada aš visiems papasakočiau, kas čia yra. Va čia biški iš kitos pusės. Tai ką aš čia filmavau, tai yra Plaza Ayuntamiento. Ir čia eisim Majoro gatve. Nu va čia man jau labai patinka. Jau čia patinka grindinys, koks fainas, pažiūrėkit. Kaip koks marmuras, gal ir marmuras net. Kadangi ši mūsų kelionė labiau tokia nupirkti kažką, tai va čia jau žiūrėkit kainos. Čia turbūt nuoma bus. O va čia jau kaina normalės. Draugai nusifotkino šitą, nu pažiūrėkit, o ko ne. Labai gera kaina. O mane labiau domina tokie vat dalykėliai. Ir čia man gražu gal eina kažkaip pamagiau matytųsi, va koks pastatas. Labai. Net langų grotos kokios skoningos. O čia, žinokit, bažnyčia. Su tokiais vartais, įėjimais. Gal įkišiu nosį pažiūrėti. Nu va. Labai. O, kaip gražu. Labai gražu. Kokio grožio altorius, visas aukso, viską. Kitas. Žiūrėkit, kaip čia įdomiai padaryta, va. Įmeti 20 centų ir to žvakeliai susidega už mirusiuosius, jeigu įmeti, ar už savo norus. Užsidega būtent tiek, kiek metė aš dabar metu eurą. Žiūrėkit, už savo visus mirusius. Užsidegi 5 žvakelės. Už visus giminės mirusius žmonės. Labai gražu, bet aš nežinau kažkodėl turiu tokį kvailą jausmą. Nu nesijaučiu jaukiai bažnyčiai. Tikrai nėra jauku. Matau, kad gražu, bet man nejauku. Čia kokia graži aikštė. Nedidelė tokia. Bet čia jau žmonių šitam mieste pilna. Nu, man tokie pastatai, žinokit, aišku, va šitas idealiai gražus. Va. Čia ta alėja taip vadinasi. Faina, taip eini, parduotuvytės tokios, aktualu, neaktualu, bet va taip tokioj gražioj gatvėj. Va, eini ir vis gražiau, ir gražiau, ir gražiau. Ir gesas įsitaisęs, va taip. Va, ateinam kavinukę. Mūsų laukia jau draugų draugai. Jau ir mūsų draugai tampa. Va, ir jau susakinėja. Ir mes bandysim prisėst kažką tai. Išsireikštom po vakarinį naktinį senamiestį ir sako, nu gerai, sako, dar pažiūrim fontaną ir jau galėsim, sako, važiuoti. Kur, sako, fontanas ir geriausiai kur? Sako, va, ir jums parodau. Nuostabų senamiesčio fontaną. Čia va toks fikusas gal sakė, ne, va, bet jis labai didelis, nežinau kaip čia nufilmuoti, va tai va. Eina šakus iki čia. Ir vienu žodžiu, čia yra vienas medis, bet iš daug tokių šakų. Ir va čia, pavyzdžiui, jau nebe šakos, čia yra oriniai šaknys, sakė. Ir jos eina, va taip iki žemės turėtų eiti ir eina į žemę. Iš šakų eina šaknys. Man taip įdomiai nuskambėjo, o palaukit aš padva. Bet labai tamsu pasidaro. Va ir gaunasi labai didelis medis. Va to draugiai tinka, draugė tinka. Jeigu nori būti raganaitė, kaip dredai grinai, tu kaip Bob Marley. Žiūrėkit, kaip to šaknys, va, tai jau pilna ir iš žeminios auga.
O ten va tas medžių toks, vienas medis, bet iš daug tokių medelių. Nu, man tai labai įdomi. Čia tokios gretutinės gatvelės. Va, kokie restoranėliai gražučiai. Labai apšviestos gatvės. Labai daug tokio grafičio ant sienų. Labai daug. Va, ir čia už konteinerių pripiešta, bet tokie dailūs, gražus. Ne iš tepliotos sienos, bet papiešta. Va, apipiešta, bet nu gražiai labai. Dėdukas skrybėlės prekiauja. Ten kažkoks autobusiukas. Nu, fainai, žiūrėkit, labai gražiai. Va. Pažįstat šituos? Pažįstat. Žiūrėkit, man kaip gražu naktį tie apšviesti tokie pastatai. Čia, kur tik atėjus filmavau šitas. Nu, fantastinis vaizdas, ką? Labai gražu, atvirutė. Ir čia palmės. Palmės. Ir ten jūra, viduržemio. Ir draugė, mano mylimiausia draugė. Nu, pažiūrėkit, kaip jį nugalabijo. Nu, tai kaip galima taip su žmogum. Žiūrėkit, dantis ištraukė. Pažiūrėkit. Nu, vargšas, apsiverkęs. Va, mano draugė širdelėje ir vyrai mūsų širdelėje. Va. Jau biškį pavargau prikolinu. Jau pati va širdelėje. Biškį pavargau. Tai ką, tarp gėlių, gėlė tarp gėlių. Abu mes pavargę, sėdėm, ilsimės. O ką daryti? Tas tai net gyvenimo nukankintas. Nepergyven, geroj vietoj gyveni, orai atšils, vasara ateis, darbo bus. Neverk. Pasėdėsiu, aš tave sušalęs esi, biškai pašildysiu. Neina nuimt liūdėsiu vargšui. Liūdnas iki negaliu. Ate, mylimas žmogau. Ate. Susitiksim kada. Suprantu, toks gražus kraštas. O visi tokie liūdni pavargę. Nu kas jam yra, klausyk, neverk ir tu žmogau. Vienu žodžiu, norėjau jam į glėbį įlipti, paguosti biškelį, bet kai lipau, žinokit, čia kažkas negerai, pažiūrėkit. Gerai. Nesinori labai giliai lipti. Štai jam taip ir skauda. Jis neprakakoja. Pažiūrėk, kaip stambia. Čia labai skaudu, žinokit, suversti. Gal nelip geriau. Labai skaudu, norėjau įlipti, bet tai ne. Gražu, ne? Aišku, per vaizdą taip nesimato, bet matai, pasityčiojau iš to pampaliuko, žaksėt pradėjau. Keikis dabar mane. Tikrai, kad keikia.